Spontaniški klausimai numeris 8 ir klausimas yra, dėl kurių savo emocijų gėdijasi ir kodėl. Tai turbūt kaip ir visi žmonės, kurie yra auklėti lietuviškai, aš gėdydavausi savo seksualumo, tada gėdydavausi, nors ir gėdydavausi ir nelabai. Bet po to dėl pasiekmių įvairių, tai jo, pyktis, ir tiesiog pati savaime gėda. Dabar pats tas mechanizmas gėdos, jisai toksai yra, kad tu galvoji, kad kažkam pakenkiai. Tai jeigu aš kažkam jaučiu, kad aš pakenkiau, tai man gėda ir aš tai noriu paslėpti. Tai, pavyzdžiui, visi, kurie išeidinėja iš teismo salės, yra prisidengę, nes jie kažką pakenkė, ne? Jie nenori ten tų visų dalykų po to, kad juos matytų. Tie, kurie padarė kažką labai gražaus, jie nusikišo savo veidą ir žiūrėkit, aš galiu visur nueiti ir su visais nusifotkinti ir su visais pakalbėti, aš noriu save parodyti. Tai aš kaip ir visi, žinokit, jeigu aš padariau kokią nesąmonę, tai man gėda ir aš slepiuosi ir aš nenoriu savęs parodyti ir jeigu man puikiai sekasi, aš išlendu ir save rodau.